nauja. Tai šiemet mūsų darbas irgi trupučiuką bus kitoks, jau turbūt spėjot matyti, kad jau po truputėlį keičiasi, ar ne? Visų pirma, kadangi čia mes visi jau dirbantys ir nėra naujokų, nėra naujų kviestų žmonių, tai be abejo visi suprantam daug daugiau apie ką kalbam. Ir kadangi noriu pasinaudoti progą, kad nėra naujokų, tai būtinai noriu labai padėkoti mūsų Aistei už tai, kad jinai fantastiškai pradėjo pavaduoti mane. Iš tikrųjų, tai pasakysiu labai sąžiningai, daug metų dirbu tinkliniam marketinge, daug kartų teko girdėti žmonės, kurie pradeda, kurie žengia pirmus žingsnelius, vesdami konferencijas, vesdami prezentacijas. Ir iš tikrųjų, kaip taisyklė, pirmi kartai būna, žinot, lietuviška patarlė tokia yra, pirmi šuniukai per tvorą, ar ne? Tai pirmi kartai būna labai sudėtingi, labai sunkus, reikia daug paskui visko šlifuoti, reikia daug ką atitaisinėti ir taip toliau. Iš tikrųjų, labai nuoširdžiai ir labai sąžiningai sakau, kad taip šauniai iš pirmo karto, kad kas nors pravestų konferenciją, kaip tai padarė mūsų Aistė, tai iš tikrųjų manau, kad nesu girdėjus. Bent jau tikrai nepamenu, kad kas iš pirmo karto taip šauniai būtų padaręs, taip kad labai dėkoju Aistei, man didžiulė pagalba. Manau, kad visi suprantat, kokį jinai gigantišką darbą daro ir iš tikrųjų labai ją didžiuojuosi ir sakiau ir sakysiu, atradau perliuką. Taigi labai ačiū tau, Aistė, iš tikrųjų esu labai patenkinta ir labai didžiuojuosi tavimi. Va. Ir dabar pradėsim, reiškia, perkeliausim prie mūsų naujoviškos sistemos. Tai yra, kaip visada, liks kai kurie dalykai kaip visada ir bus kai kurie dalykai kitaip negu visada. Kaip visada, nuo šiol griežtai šventas reikalas. Kaip iki šiol buvo nuo sausio pradžios, kai pradėjom kiekvieną antradienį ir kiekvieną ketvirtadienį 9 val. Vakaro bus konferencija naujokams. Tai yra, bus konferencija, į kurią būtinai kvieskite savo naujus žmonės, kvieskite tuos, kurie nežino, tegul prisijungia, tegul paklauso, tegul sužino. Tam jos ir daromos, būtent tam, kad galėtumėt pasikviesti savo naujus žmonės, kad nereikėtų jums patiems aiškinti, kad žmonės ateitų, matytų, kiek čia daug mūsų, kaip čia malonu ir jauku, ar ne? Vadinasi, ir toliau tęsim šitą patį darbelį, kiekvieną antradienį ir kiekvieną ketvirtadienį bus konferencijos naujokams, be jokių abejonių, be jokių išankstinių pasiteiravimų, paklausinėjimų, bus, nebus, kaip čia bus, drąsiai galit kviesti, šventas reikalas, kiekvienas antradienis ir kiekvienas ketvirtadienis, be jokios baimės galite kviesti naujus žmonės. Dabar mėginsime, čia mes aišku dar su Skaiste pasitarsim, bet aš manau, kad ko gero jį galės. Būtent antradieniais ir ketvirtadieniais po tos mūsų konferencijos, ko gero įvesim keletą klausimėlių, bet tik iš konferencijos, tik iš prezentacijos, tik iš to, kas kalbama, tik pati pradinė informacija, tik naujokų klausimai, tik tai tie klausimai, kurie susiję su pačia konferencija, su pačia prezentacija. Tai yra ne gilesnė nagrinėjimo klausimai, ne sistemos jau veikimo klausimai, ne to, ką mes čia šiandien aiškinsimės ir visus kitus trečiadienius, o tiesiog patys naujokų klausimai, patys tie, kaip užsiregistruoti, kas mane užregistruos, kaip man reikia ten užpildyti registravimą, kaip grinai tik patys tokie švelniausi, pirminiai klausimėliai, tai darysime antradieniais ir ketvirtadieniais. Jeigu iš pradžių dar man Aistė pasakys, kad jinai dar bijo tų klausimų, kad dar nežino, gal ne ar kaip, aš padėsiu, bet antradieniais ir ketvirtadieniais tik naujokų klausimai. Na ir kiekvieną trečiadienį turėsim susitikimus jau gilesnio nagrinėjimo, gilesnių klausimų, didesnių dalykų. Žodžiu, kiekvieną trečiadienį irgi matysimės čia arba girdėsimės čia, tik tai bus trupučiuką kitaip, tai yra klausimai bus visada, kiekvieną trečiadienį klausimai.
prieš klausimus. Jeigu bus kažkurios temelės, kurias mums reikia išsinagrinėti, jeigu bus kažkokių naujienų, kurias turėčiau jums pranešti, jeigu bus kažkas įvestas naujas produktas ar kažkas tokio, prieš klausimus gausite visas naujienas, prieš klausimus, jeigu yra temelės, kurias reikėtų pasistudijuoti, tai pasistudijuosim tas temelės, o jeigu nebus nei naujienų, nei naujų temelių, nei kažkokių tai neiškumų, nei nieko kito, tai tiesiog iš karto pulsimės prie klausimų. Žodžiu, trečiadienis, tai bus mūsų kiekvienas trečiadienis ir jau bus gilesnis sistemos studijavimas, įvairiausi gilesni klausimai, darbo klausimai ir taip toliau. Žodžiu, būkim visi labai supratingi ir antradieniais ir ketvirtadieniais neuždavinėkim klausimų, sudėtingesnių klausimų, todėl kad tiesiog laikykimės tokios sistemos, matysit, kad viskas bus paprasta ir lengva, kai visi laikysimės vienos bendros sistemos. Tai yra, dirbkim visi, dirbkim viena didelė, galinga, stipria ir gera komanda. Tai va, tai žodžiu, nuo šiol darysim šitaip. Visi gilesni klausimai ir gilesnės temos, sistemo nagrinėjamos temos bus trečiadieniais. Žinau, kad yra, nes man ir privačiai daug kas rašo ir matau grupiai, yra daug naujokų, ateina naujokų. Be abejo, suprantu tuos naujokus, kad jiems rūpi viską sužinoti, naujų žmonių, kurie neseniai pasirašė, kurie dienos pasirašė, kurie savaitės pasirašė, ką tik pradėjo. Juos visus būtinai, mane irgi dažnai klausia, kaip čia man dabar daryti, kaip čia man pradėti, kas pažįsta savo sponsorių, kas ir net nepažįsta, yra žmonių, kurie pasigavę kažkokias nuorodas internete užsiregistravo, o yra žmonių, kur pasirašo galbūt tą pačią dieną, kaip ir jo sponsorius pasirašo, ta prasme, sponsorius žino tiek pat, kiek jis, ar ne, kiek tas naujas žmogus. Žodžiu, būtinai priimkim tai kaip mūsų verslą, nežiūrėkim į tai kaip į žaidimą, žiūrėkim į tai su didelė atsakomybė, supraskim, kad mūsų verslas, mūsų nuosavas verslas priklauso tik nuo mūsų pačių ir nuo nieko daugiau. Vadinasi, būkim atsakingi patys prieš save ir prieš tai, ką mes galim padaryti, ir priimkim kaip šventą taisyklę. Antradienis, trečiadienis ir ketvirtadienis vakarais mums užimtas. Tai yra, antradienis ir ketvirtadienis bus trumpiau, bus gal kokią valandą, tikrai sutilpsim, nes, tarkim, Aistė mums veda konferencijas trumpesnės. Tarp kitako, sveikinu Aistė, kad jie gaunasi trumpiau, nes aš daug kartų kankinausi, mėginau ir man niekaip neišeina per pusvalandį išaiškinti viską, niekaip neišeina. Matot, kas mane pažįsta, žino, kad man neduokit pavalgyti, duokit pakalbėti. Tai man gaunasi ilgos konferencijos, jei gaunasi trumpos, daug kartų mėginau, niekada nepavyko trumpos konferencijos. Žodžiu, gaunasi taip, kaip gaunasi. Vadinasi, antradienis ir ketvirtadienis bus nelabai ilgi vakarai, tai yra konferencija gal 30, gal 40 minučių, gal 45, kada gausis, ir ten 20-15 minučių ar ten 25 minutės klausimams ir viskas. Reiškia, žinokit, tai priimkit kaip jūsų būtiną darbą. Tai yra, jeigu jūs jau prisiimate atsakomybę daryti verslą, atsakomybę patys prieš save, tai darykite tą verslą, nes nedarant verslas nepasidarys. Taip kad kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį valandžiukė, tik viena valandžiukė, tai absurdas, kad aš jūs prašau, kad lankytumėtės, bet tai turėtų, bet prašau, iš tikrųjų, tai įsivaizduokit, kad atidarėt savo kavinę ir jeigu jau dirbat 5 dienas per savaitę, tai šventas reikalas, jums nešaus į galvą, kurią nors dieną netidarysiu. Taip neįmanoma, nebūna, nepadarysit verslo. Taip kad į šitą reikalą, o tai yra mūsų verslas, žiūrėkit lygiai taip pat su didžiulė atsakomybė, visų pirma patys prieš save. Jeigu tai jūsų verslas, jį reikia daryti. Nedarant jo, nepasidarys. Vadinasi, kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį valandžiukę vakare skirkite ir tikrai nepatikėsiu nei vienu žmogum, kuris man pasakys, kad negali atrasti 1 valandos. Paprasčiausiai nepatikėsiu.
Aišku, suprantu, kad yra žmonių, kurie dirba pamainom. Jeigu jie turi kažkokį kitą darbą ir dirba pamainom ir tuo metu darbe, tada suprantu. Bet visais kitais atvejais galima atrasti 1 valandą. Nu ir be abejo, trečiadieniai, tai manau, kad užtruksim ilgiau, ko gero trečiadieniais nesutilpsim į valandą, gali kartais reikėti ir 2 valandų ir daugiau. Žodžiu, jau čia matysim, ar ne, kiek to laiko užims, taip kad priimkite tai kaip šventą reikalą, kaip atsakomybę prieš patys save ir darykime tai tiesiog, ką reikia daryti. Jeigu turim svajones, jeigu turim siekius, jeigu turim tikslus ir norim juos pasiekti, tai tiesiog juos reikia siekti, paprasčiausiai reikia daryti tai, ką reikia daryti. Taigi, gerai, čia tų įžangų gana, ar ne, užtenka tų visokių įžangų, pradėsim prie skaičiukų, kaip žinot, kartais mes turim skaičiukų pamokėlės, aritmetinės pamokėlės, taigi šiandien irgi pradėsim nuo skaičiukų pamokėlės. Čia manęs daug kas klausė, manau, kad šioje salėje yra žmonių, kurie buvo Panevėžy, kurie buvo 2 dienų seminare Panevėžy. Nagi pasižiūrim, atrakinu čatą, parašykite 5 tie, kurie buvo Panevėžy 2 dienų seminare. Va, tik tai 2 žmonės, jau ir daugiau, nes labai sunku būtų patikėti, kad buvo tik tai 2 žmonės. Yra žmonių, kurie buvo Panevėžy, nors ne taip ir daug. Kągi, 6, ką reiškia, Vladai, kad nebuvot, ar ne? Supratau, viskas aišku, užrakinu tada kol kas mūsų kambarį pokalbių. Taigi, buvo tie, kurie rašė 5, tie, kurie buvo Panevėžy, žino, apie ką čia eina kalba, pažįsta šitą lentelę. Labai daug buvo prašymų padaryti įrašą. Gal dabar, manau, Ramūnas ir padarys tą mūsų įrašą, kad galėtumėt po to pasižiūrėti, įsinagrinėti, kasgi čia tokia per lentelė, kasgi čia tokia per strategija. O čia strategija yra, kaip greitai galima pasiekti vizionierių ir neklystu, sakydama tą pavadinimą. Taigi, noriu Jums paaiškinti, bet prieš paaiškindama noriu pasakyti, tai nėra taip lengva, tai nėra taip paprasta, tai iš tikrųjų reikia labai stipriai pasiraitot rankovės ir paplušėt, bet kaip čia vienas mano kolega Ispanijoje sakė, žinote ką, sakė, aš tikrai sutinku metus laiko, o čiagi žinot, kad Ispanijoje labai kalnai ir akmeniniai kalnai, ar ne tai kad žemės, bet akmuo iš akmens kalnai. Tai jisai sakė, aš sutinku metus laiko kalt tą akmenį, kalt be poilsio, tik pamiegu ir vėl kalu, pavalgau ir vėl kalu, pamiegu ir vėl kalu ir taip metus laiko, kad po to visą gyvenimą galėčiau būti laisvas žmogus. Taigi mums akmenų kalt nereikės, mums tos fizinės jėgos tiek nereikės, tiek laiko irgi nereikės paaukot, tačiau jeigu pasistatysit tikslus ir būsit labai atsakingi patys prieš save, tai, kas šitoj lenteliai, tuoj aišku paaiškinsiu, yra įmanoma, yra pasiekiama. Ir jeigu sieksit šitiek ir kas nors nepavyks, pasieksit trupučiuką mažiau, vadinasi, užtruksit trupučiuką daugiau laiko, bet vis tiek pasieksit. Taigi, kaip greitai galima pasiekti vizionierių. Na ir žiūrim, kasgi čia tokie per skaičiukai, ką čia aš norėjau Jums parodyti. Taigi, viršutiniai daly čia mes turime savaitės. Kaip matot, viso labo paskaičiuota 9 savaitės, tai yra net nepilnai 3 mėnesiai. Ir šitoj daly čia mes matome gylius, tai yra, ką reiškia gyliai, ko gero jau visi žinote, ar ne, tarkim, tuos žmonės, kuriuos aš pati asmeniškai pakviečiu į verslą, tai yra mano pirmojo gylio žmonės. Na ir naujokas, kuris šiandieną, tarkim, vakar ar užvakar, ar galbūt rytoj pradeda kurti šitą verslą, jeigu jis apsisprendžia kurti savo komandą, vadinasi, jis privalo kviesti žmonės į šitą verslą. Noriu pasakyti dar vieną niuansą.
Kadangi dažnai žmonės neįsivaizduoja kviest kartais, ko gero visi puikiai žinot, kad kai kvieti žmonės į šitą verslą, visai būna. Būna kiti su didžiausiu džiaugsmu priima, o būna kiti tiesiog mumis netiki, o būna dar kiti, kuris sako, tu durnas. Ir taip, manau, nutikę labai daugeliu iš mūsų ir tiesiog nereikia kreipti dėmesio į tai. Paprasčiausiai neegzistuoja šioje žemėje joks verslas, neegzistuoja šioje žemėje joks darbas, kuris visada tiktų visiems. Tiesiog ne tas žmogus buvo. Yra darbų, kurie tinka kitam, netinka man. Šitas darbas, šitas verslas tinka man, netiks kitam. Tiesiog priimkim tai ne kaip tiesioginį mums patiems atsakymą į mus, kad aš netinku tam žmogui. O paprasčiausiai žmogui nelaikas, gal jis nesuprato verslo, gal jis tiesiog neskirta šitam. Taigi, vadinasi, tuos žmonės, kuriuos kviečiu aš pati į verslą, tai bus mano pirmo gilio žmonės. Bet susikaupkim, kai tas mano kolega sakė, pakalkim tą akmenį metus. Tai reiškia, jeigu jūs susikaupsit ir per pirmus metus pakviesit tiek žmonių, kiek jums reikia, kiek jūs susiplanuosit, tai galbūt gyvenime jau daugiau ir kviesti nereikės. Taip, kad čia tas darbas, kurį dabar turit padaryti. Ne po metų, ne po 2, ne po 5, dabar. Tai yra pirmas žingsnis, kuris būtinas, nes nežengia pirmo žingsnio, ko gero suprantat puikiai, kad neįmanoma bus žengti ir antro žingsnio. Taigi, pirmas gylis. Per pirmą savaitę, tarkim, aš pakviečiu 3 žmonės į savo, kurti šitą patį verslą kartu su jais, ne, į savo komandą. 3 žmonės. Jeigu paklausčiau, o Panevėžy irgi klausiau, jeigu paklausčiau, ar yra žmonių, kurie per pirmą savaitę pakvietė per tuos 3 žmonės į savo komandą, tikrai daug kas kėlė rankas, tai nėra nepadaromas dalykas, tai tikrai nėra kažko labai iš kosmoso, ar ne? Labai daug kas iš mūsų per pirmą savaitę pasirašėm gerokai daugiau žmonių savo į pirmą gilį negu tuos 3. Na, bet čia neimu maksimaliai, čia imu taip maždaug normaliai, kad nebūtų nepadaromi dalykai. Ne? Pirmą savaitę aš pasirašiau 3 žmonės savo į pirmą gilį. Tada antrą savaitę pasirašiau tik 1 žmogų. 3 savaitę pasirašiau dar 1 ir 4 savaitę pasirašiau dar 1. Tai yra šiti geltoni skaičiukai, tai yra 6 žmonės, kuriuos aš pati asmeniškai pakviečiau į šitą verslą, į mano komandą ir su šitais žmonėmis apkalbėjau. Ką reiškia apkalbėjau, aptariau. Tai yra, kai jūs pasirašote kokį nors žmogų į savo komandą, būtiniausiai privalot pakalbėti su tuo žmogum, kad žinotumėt, ko šitas žmogus nori, kokie jo tikslai. Kodėl to reikia? Todėl, kad priešingų atveju jūs galite norėti vienų dalykų, o tas žmogus pasirodo visai nori kitų dalykų. Tai yra, jūs be abejo, kadangi kviečiat žmonės kurti verslą, jūs įsivaizduojat, kad kiekvienas žmogus, kuris pasirašė į jūsų pirmą gylį, kuris pasirašė į jūsų komandą, jūs įsivaizduojat, kad jis norės daryti tą patį, ką darot jūs, rinkti žmonės, kurti komandą ir kurti verslą. Bet labai dažnai būna taip, kad tas jūsų žmogelis nenori kurti verslo, nenori kurti komandos, jis paprasčiausiai pasirašė, kad paspaudytų reklamytės ir kad užsidirbtų papildomus pinigėlius. Ir jeigu žmogus nori tik papildomų pinigėlių, o jūs iš jo pradėsit reikalauti, kad jis kviestų žmonės ir kurtų verslą, gali nueiti iki pykčių. Vadinasi, paprasčiausiai sėskit su tuo žmogum ir aptarkit, ko nori. Ar nori tik prisidurti prie savo atlyginimo, ar iš tikrųjų esi pasiryžęs sukurti komandą ir sukurti didelį verslą daugelį metų į priekį. Jeigu žinosit, ko tas žmogus nori, nebus jokių nesusipratimų. Kas nori tik spaudyti reklamytės, žinoma, kad gali, žinoma, kad turi teisę tą daryti, bet jūs tada tam žmogui negaišit savo laiko. Jis savo pats vienas spaudo reklamytės ir užsidirba tuos pinigėlius. Ta prasme, didelių ten pagalbų tam žmogui nereikia, parodysit, kaip tai daryti, kaip žiūrėti reklamas, kaip susikelt dokumentus ir taip toliau.
Bet tai ir viskas. O visą savo laiką, visą savo pastangas ir visą savo energiją atiduosit tam žmogui, kuris jums pasakė, taip, aš noriu, aš turiu tikslus, aš turiu svajones, aš noriu kurti verslą, aš noriu kurti savo komandą, aš noriu pasiekti to, ko noriu pasiekti. Vadinasi, su tai žmonėmis jūs dirbsit. Ir šitie geltoni skaičiukai, šitie geltoni žmogeliukai, tai aš turėjau mintyje būtent tuos žmonės, kurie iš tikrųjų nori. Na ir, kaip matote, jeigu aš pasirašiau per pirmas 4 savaitės, tai yra per pirmą mėnesį 6 žmonės savo į pirmą gylį, o to irgi klausiau Panevėžy ir iš tikrųjų praktiškai visi tą padarom, tai tada jau kuriam laikui nustojam kviesti žmonės į pirmą gylį savo, o dirbam su tais mūsų pasirašiusiais žmonėmis, dirbam su jais ir padedam jiem. Tai yra per antrą savaitę šitos pirmos savaitės 3 žmonės, per sekančią savaitę jie padaro tą patį, ką padarėte jūs. Kiekvienas iš tų 3 pasirašo savo po 3. Ir taip kiekvienas dar tas naujokas, antros savaitės naujokas, sekančią savaitę dar savo pasirašo 3, šitas naujokas savo pasirašo 3, sekančią savaitę ir šitas naujokas savo pasirašo 3. Tai yra kiekvienam jūsų žmogui lygiai ta pati užduotis kaip ir jums. Per pirmą savaitę pasirašyti 3. Toliau lygiai taip pat kaip ir jums per antrą savaitę pasirašyti 1, per trečią 1 ir per ketvirtą 1. Lygiai tą patį darbą darom, mokinam visą mūsų komandą, kad lygiai tokia pati duplikacija nukeliautų į gylį. Čia aišku maksimalus darbas, maksimalios pastangos ir iš tikrųjų reikia labai daug pastangų ir jėgų. Bet vėlgi, dar kartą kartoju, nepavyks lygiai taip, pavyks mažiau, nepavyks per šitiek savaičių, pavyks per šitiek mėnesių. Įsivaizduokit, jeigu jums nepavyksta šitai padaryti per savaitę, savaitėmis, kaip čia parašyta, per 9 savaitės. Jeigu jums pavyksta net per 9 mėnesius, o per 9 mėnesius tikrai kiekvienas gali padaryti šitiek ir dar žymiai daugiau. Taigi, kas gaunasi? Gaunasi, kad atidirbu šitas 9 savaitės, kas jūsų komandoje? Jūsų komandoje, kaip matot, sudėti visi nariai, jūsų komandoje gaunasi 2184 nariai per 6 gylius. Aišku, jų gali būti ir daugiau 7, 8, 9 ir 10 gyliuose, tačiau šiti linijiniai bonusai už kitus gylius nemokami. Todėl skaičiavimai mano baigėsi 6 gyliais. Na ir ką toliau tie nariai turėtų daryti? Kaip matot, 2184 nariai ir čia kažkodėl padauginau už $50. Ką aš čia turėjau mintyje? Taigi, tie, kurie vaikšto grupėje, tie, kurie užeina į grupę, esu tikra, kad matėt, vakar Giedrės buvo pati savo radusi, kitų žmonių yra, reiškia, mes turime tokį puslapį libertache.me, tai yra libertache.me. Tas puslapis yra nemokamas, mes jį turim kiekvienas, tiesiog tai reikia užsiregistruoti. Ten reikia parašyti trupučiuką apie save, parašyti trupučiuką apie šitą kompaniją, parašyti, ko jūs ieškote. Ir yra paruoštos vietos 4 video filmukam. Galit sudėti 4 filmukus ir tą puslapiuką įkelti į mūsų Clickmaster. Tai yra tą jūsų paruoštą puslapiuką įkelti, kad reklamuotųsi mūsų Clickmaster. Manau, tikiuosi, kad visi suprantat, kad kaip veikia mūsų Clickmaster, ar ne? Nu, žodžiu, jeigu kas nors nesupranta dar, tai paskui, taip, Ramūnas įdės nuorodą, įdėk Ramūnai, įdės nuorodą to puslapio libertache.me, tuoj Ramūnas įdės nuorodą, galėsit, jau įdėjo, žodžiu, pagal šitą nuorodą tenai užsiregistruosite ir paruošite šitą puslapiuką.
Ir jeigu kas nesupranta, kaip veikia, jeigu dar yra žmonių naujokų, kurie dar nesupranta, kaip veikia mūsų ClickMaster, tokiu atveju paskui, kai baigsiu aiškinimą, užduosit klausimus ir aš tada paaiškinsiu, nes jeigu visi supranta, nėra prasmės gaišti laiko. Taigi, kiekvienas iš jūsų komandos narių pasidaro šitą puslapį libertachia.me. Galima pasidaryti rusiškai, lietuviškai ar kokią norit kalbą. Ir pirmą mėnesį, pirmus $50 uždirbtus iš reklamų išleiskime libertachia.me puslapiui, kad patys savo puslapį, visi jūsų nariai, visa jūsų komanda, visi 2000 žmonių, tą savo puslapį pasigaminam ir visi jį įkeliam reklamuotis. Tai yra, jūsų tie puslapiukai pradės skraidyti, kaip aš sakau, ar plaukiot internete. Jų kils reitingai ir juos ras žmonės ieškantys verslų. Vadinasi, tokiu būdu jums bus lengviau rasti žmonių į jūsų komandą, papildomų žmonių į jūsų komandą. Bet kas iš to? Jeigu jūsų visi šiti komandos nariai tuos $50 išleis reklamai, vadinasi, apyvarta tų visų žmonių padaryta bus $109 000. O tai reiškia, kad nuo šitos sumos jums priklauso 5%, nes tai yra pardavimai. Ir pardavimų bonusas, būtent pardavimų bonusas jau bronzos pakete, jau pačiam pirmam nemokamam pakete, pardavimų bonusas mums mokamas už visus 6 gylius ir plus mums mokama ne 1, o 5% net ir bronzos pakete. Vadinasi, jeigu jūs šitaip pastatysit savo komandą, jeigu jūs šitaip išmokinsit savo pirmą liniją, kad jie tai darytų, paskui padėsit padaryti jūsų pirmą liniją, kad jie antrą liniją išmokytų tą patį, 3, 4 ir iki 6 gylio, tai už šitą darbą jūs gausite $5460. Tai yra už tai, kad visa jūsų komanda pasireklamuos savo puslapiuką ir paprasčiausiai jiems lengviau bus rasti savo narių į savo komandas. Taigi, bet jau vien dėl to gavus $5400 ir $5500 jau beveik išeina vizionieriaus paketas. Apart to dar gausite bonusus už komandos kitus darbelius, tai yra už komandos reklamų žiūrėjimą, dar gausite bonusą, dar gausite už savo paties reklamų žiūrėjimą. Žodžiu, šitas visas reikalas jau jums leidžia po 3 mėnesių, viso labo po 3 mėnesių įsigyti vizionieriaus paketą. Bet galiu pasakyti jums dar gerą, fantastišką naujieną. Tai yra, labai greitai mes gausime, apart to, ką jau turime, labai greitai mes gausime mūsų e-commerce. Tai yra mūsų internetinę parduotuvę, kur bus pardavinėjami realūs daiktai, pradedant kosmetiką ir baigiant ateityje net automobiliais. Ir e-commerce mes galėsime pirkti prekes panaudodami dalį savo pinigų iš savo kišenės ir kitą dalį iš balanso. Tai yra neoficialiais duomenimis, bet manau, kad tai bus 50/50. Tai yra, nesu 100% tikra, kad bus dalis tų pinigų, tai tikrai oficialiai, bet nesu 100% tikra, ar tai bus 50/50. Bet tarkim, 50/50. Reiškia, žmonės mielai pirks produktus, rūbai, batai, ta prasme rūbai, avalynė, įvairiausi, net kavos tenai bus, kažkokia tai elektroninė technika, visokie daiktai, kurių jums reikia kasdieniniam gyvenime,
Visus tuos daiktus galėsite pirkti iš kišenės, ištraukdami tik 50% to daikto vertės kainos. Vadinasi, 50% mokate iš kišenės, kitus 50% panaudojat balanso pinigėlius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad apart šito gigantiško darbo, kurį jau padarėt, kiekvienas jūsų komandos narys kažką norės nusipirkti. Ir jeigu pagalvotume, kad kiekvienas per šitų 3 mėnesių bėgyje, kad kiekvienas jūsų komandos narys nupirks tik už $50 kažką, ten rūbą, batą ar dar kažką, tai vėlgi pardavimo bonusas, vėlgi bendra suma ir vėlgi 5%, vadinasi šita suma dėka e-commerce, kurį jau labai greitai turėsim, dar padvigubėja. Vadinasi, ką mums reikia dabar daryti? Susikoncentruoti, pasistatyti savo tikslą ir dirbti tikslingai siekiant būtent šito tikslo. Dirbti labai kryptingai, žinoti, ką aš privalau padaryti ir žinoti, ką aš turiu daryti, kad padaryčiau būtent šitai. Tokiu būdu, kai grįšiu kitą vasarą į Lietuvą, net neįsivaizduoju, kiek žmonių turės vizionierius. O tai jau yra iš tikrųjų pirmas iš mūsų tikslų ir patikėkit, gerokas atsipalaidavimas. Jau didžiulis žingsnis nužengtas, didžiulis žingsnis, pirmasis žingsnis padarytas. Taigi, dabar manau, kad tikiuosi, kad šitą supratot dalį apie vizionierių. Noriu paliesti ir kitą temą. Tik nežinau, kaip čia mes dabar susitartume. Gal iš karto paliesiu ir kitą temą. Sekanti tema yra mūsų kitukai. Žinom tuos kitukus, mes jau apie juos kalbam per konferencijas, žinom, ką tai reiškia. Tik tai aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad teisingai juos priimtumėt, kad teisingai juos žiūrėtumėt į juos. Taigi, visų pirma, kitukai tai yra produktų rinkiniai, kurie būtini bus įvesti, mes dar jų neturime, kol kas labai greitai irgi turėsim. Juos privalėjo kompanija įvesti tam, kad pateisint kai kuriuos teisiškus įstatymus, ta prasme, kai kuriuose valstybėse įstatymus, ir tai būtent šitie kitukai buvo dėl Jungtinių Amerikos valstijų įstatymų, kurie sako, kad tinklinė marketingo kompanija privalo, kad ji būtų legali, privalo kažkokį savo produktą pardavinėti savo nariams ir tie nariai privalo mokėti išoriniais pinigais, tai yra ne pinigais iš vidiniais, ne pinigais iš balanso, o savo pinigais privalo pirkti produktą. Tiesiog tai buvo padaryta dėl įstatymų, nes, kaip žinote, mūsų kompanija dirba 150 valstybių ir visose valstybėse su visais įstatymais mūsų marketingas suderintas. Mes visiškai legalūs visur. Ir vienas iš to legalumo dalykų tai ir buvo įvedimas šitų kitukų. Dabar, aišku, žmonės gali pasakyti, prasideda čia jau dabar reikia pirkti kitukai. Noriu, kad teisingai tai pažiūrėtumėt, todėl, kad geriau mane suprastumėt, palyginsiu su kai kuriais dalykais, kuriuos žinot, kuriuos pažįstat, kuriuos sutinkat gyvenime. Taigi, visų pirma, noriu pasakyti, kad mes kalbame apie mūsų nuosavą verslą. Tai yra verslas, kurį mes kūrėme, kurį mes darome, už kurį mes patys atsakingi, tikslus statomės patys savo, niekas iš mūsų nieko nereikalauja, bet taip pat ir nededa ribų. Galit pasistatyti mažiuką tikslą, didelį arba gigantišką tikslą, tolimą ir gigantišką didžiulį tikslą ir tikrai turit galimybę jį pasiekti ir viskas priklauso tik nuo jūsų. Šitokį neapsakomai didelį šansą turime rankose. Ir ko iš mūsų reikalauja? Jokių investicijų. Tik nusipirkt, tuoj pat greitai, ko gero jau šį mėnesį, nusipirkt produktų rinkinuką.
Kiek? Tik simboliškai, tik tam, kad būtų pateisinti tie įstatymai, Jungtinių Amerikos valstijų įstatymai, kad būtume teisėti ir legalūs net ir tenai, bet tuo pačiu kompanijos įkūrėjų komanda ir komanda, kuri vadovauja kompanijai, tuo pačiu galvoja ir apie mus visus, kad ne tik pateisinti įstatymus, bet mūsų irgi, kad nenuskriaus. Vadinasi, įdėjo kitukus, jie būtini, jie privalomi, bet juokingos kainos. Bronzos paketas, kaip matot ar ne, bronzos pakete yra bazinis kitukas, tai yra jo kaina $5. Juokinga kaina. Tiesiog juokinga kaina, kažkur apie 12-15 litų. Tai yra 3 kavos ar 4 kavos, nežinau. Neišgerkim per mėnesį tų 4 kavų, bet paimkim tą kituką. Ir žiūrėkim į tai kaip į būtinybę visiems paketams. Kodėl? Dar daugiau pasakysiu. Aš galiu net palyginti su jūsų darbais, į kuriuos važiuojat kiekvieną dieną. Aš per turą važinėdama per miestus irgi klausinėjau. Klausinėjau žmonių, prašiau, kad keltų rankas žmonės, kurie kažkur dirba, turi kažkokį tai darbą, kažkur kompanijoje ar valdišką darbą, ar kokį bebuvę, turėdami darbą, klausinėjau, kiek išleidžia kelioniai iki darbo. Ta prasme, ar važiuoja autobusais, ar važiuoja savo mašinom, ar troleibusais. Žodžiu, dauguma žmonių kažko važiuoja iki darbo, labai mažai kas eina peškom. Ir kai paklausiau, kiek išleidi kelioniai į darbą, tai buvo pasakyta 50-100 litų, 200 litų per mėnesį, kažkas man sakė 500 litų per mėnesį. Jūs patys, kurie dabar šiandien esat šiuo metu salėje, patys atsakykit savo šitą klausimą, o kiekgi jūs, kiekvienas iš jūsų, išleidžiat pinigėlių, kad nuvykt į darbą, tik nuvykimui į darbą. Esu tikra, kad kiekvienas iš jūsų išleidžiat sumą pinigų. Vadinasi, tie 12 ar 15 litų tai yra juokinga suma, bet šita juokinga suma mums suteikia legalumą. Dabar dar vienas dalykas, jūs galite sakyti, aha, tu čia gudri dabar kalbėdama kalbi ir rodai mažiausią pigiausią kituką, o va brangiausias kitukas tai kainuoja $50. Taip, tai tiesa, brangiausias kitukas kainuoja $50. Bet šitas brangiausias kitukas priklauso vizionieriaus paketui. Ir vizionieriaus paketas, žmogus turintis vizionieriaus paketą, jau nekalbu apie komandą, jau nekalbu apie visus įvairiausius kitus bonusus. Kalbu tik apie vienintelį, mano pačios reklamų žiūrėjimą. Ir tik už tai, kad aš 3 minutės ryte gerdama kavą pažiūriu 5 reklamas, aš per mėnesį laiko, net ne per mėnesį, per 4 savaitės už savo pačios reklamų žiūrėjimą gaunu $1,600. Iš tų $1,600 atiduoti 50 kitukui, o kituke produktai tai nėra koks nors mokestis už egzistavimą, tai yra produktų pirkimas. Produktų kitukas tai yra produktų rinkinukas. Vadinasi, gaudama tik už savo reklamų žiūrėjimą $1,600, sumokėti $50, kad nupirkti produktus, kurie galbūt dar ir didžiulę sėkmę man gali atnešti. Didžiausias malonumas. Vadinasi, žiūrėkime į kitukus kaip į būtinybę, nors turiu jums būtinai pasakyti, kaip iš tikrųjų, manau, kad visi žinot, bet dar kartą pasikartosiu, manau, kaip iš tikrųjų yra. 2 mažiem paketam, tai yra šitas pigiausias kitukas yra bronzos paketui skirtas ir antras kitukas yra boosterio paketui skirtas, reiškia 2 šitiem mažiem paketam kitukai neprivalomi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės turintys šitus 2 mažus paketus spaudinės reklamytės, žiūrės reklamytės ir gaus pinigėlius už reklamytės.
Kitukai jiems pasidaro privalomi tik tada, kai žmogus nori gauti bonusus už komandos darbą. Na, o toliau sekantiems, pradedant sidabriniu paketu ir baigiant vizionieriaus paketu, kitukai yra privalomi visiems, nes jeigu neturėsi kituko, tai net negausi už savo reklamų žiūrėjimą. Tiesiog tau nesikaups jokie pinigėliai, vadinasi, šitiems didesniems paketams kitukai privalomi visiems. Čia jau mes neturime jokių klaustukų, jokių klausimų, viskas aišku, privaloma reiškia privaloma, taškas. Dabar, kodėl siūlau ir siūlau iš tikrųjų nuoširdžiai, kodėl siūlau žiūrėti ir šitiem dviem mažiukam paketam į kitukus kaip į privalomą dalyką. Visų pirma, trupučiuką noriu pasakyti, kad kadangi pačiam pirmam paketui, bronzos paketui, kitukas kainuoja tik tai $4, tai žmogus tik pasirašęs 3, 4, 5, 6 žmonės į savo komandą ir tie 5-6 žmonės jau žiūrėdami reklamas, jau jam sugrįžo kituko kaina. Tik už reklamų žiūrėjimą. Bet jūs pagalvokit, kad jeigu žmogus atėjo, naujokas, visiškai naujas, jūs jam pasakėt, čia žinai, tu dabar tik tai bronza, tai tau neprivalomas kitukas. Tai kaip ir tiesa, bet tai tik dalinė tiesa. Kodėl? Todėl, kad įsivaizduokit, kad tas jūsų naujokas sekančią dieną pasirašė kitą žmogelį. Arba tą pačią dieną būna, taip, kad ir tą pačią dieną pasirašo. Ir tas kitas žmogelis atėjo į e-commerce ir nusipirko produktą, nežinau, už $100. Ar už dar daugiau. Pasirašė antrą žmogų. Antras žmogus nuėjo į e-commerce, žiūrėk, man reikalingas kompiuteris ir čia tik pusę kainos iš savo kišenės sumokėsiu, valio, perku. Nusipirko į e-commerce daiktą. Tik 2 žmonės pasirašyti, 2 pirkiniai padaryti, o jūsų naujokas negaus už tuos pirkinius. Kodėl? Todėl, kad neturi kituko. Taip, kad paskui sakys, neįspėjai, nepasakėjai, būčiau nusipirkęs, vis tiek reikia pirkti, vis tiek noriu už komandą, kad ir komandoje vienas žmogus, bet jeigu tas vienas žmogus ką nors pirks, tai man visai būtų neblogai gauti procentus nuo jo, gausiu ir už jo pirkinius procentus, gausiu ir už jo namų darbų žiūrėjimą procentus, manęs neįspėjai, man nepasakėjai, būčiau nusipirkęs. Taip, kad imkim kaip taisyklę, suvokim, supraskim, kad kitukai naudingi mums visiems. Visiems. Net ir bronzai ar boosteriui. Dabar dar vienas niuansas. Net ir bronza ar boosteris, čia galbūt ir Clipmaster kažkiek peržiūrų turės, reiškia savo puslapiukus dar ir čia galės pakartotinai įdėti. Taip pat dar vienas fantastiškas dalykas, kur tikrai man niekas nenuginčys, kad tai yra blogai. Kompanija padarė su viena Italijos vyriausybinė loterija kontraktą. Ir kas girdėjo konferenciją, mūsų Aistė jau kalba apie tai, pasakoja apie tai. Jau padarytas kontraktas su Italijos vyriausybinė loterija ir tas kontraktas padarytas tokiu būdu, kad visuose kitukuose bus tos loterijos bilietukai, visuose kitukuose. Ir kiekvieną savaitę kitukuose tuose esantys bilietukai atneš mums po 2-3 laimėtojus. Kas bus laimima? €1 000 000. Tai yra, kiekvieną savaitę 2-3 mūsų nariai taps milijonieriais. Tikrąja to žodžio prasme, išloš €1 000 000. Per metus gaunasi apie 120, man rodos, ar dar daugiau žmonių, kurie dėka šitų kitukų išloš €1 000 000. O jeigu jūsų naujokas galėtų išlošti, aš esu tikra, kad per metus, per 2, per 3, daug iš mūsų komandos narių iš tikrųjų pasieks kažko tai,
kažkokių tai laimėjimų. Taigi, vadinasi, žiūrėkime tai atsakingai, ketukų kaina juokinga, 12-15 litų, kad ir kiek tu begautum tų pinigėlių mažai. Tai nėra tokia kaina, kurios negalim nusipirkti. Tai nėra tokia kaina, kurios negalim sau leisti užsigarantuoti visus bonusus ir netgi loteriją. Tai yra juokinga kaina, paprasčiausiai juokinga kaina 15 litų, ar ten 12, ar ten 15 litų, net nežinau, kiek ten tiksliai gaunasi. Nu, neišgerkit jūs tų 3-4 kavų. Nupirkit dešros trupučiuką trumpesnį galiuką tą mėnesį, bet nusipirkit ketuką. Tai yra jūsų raktas į jūsų visus komandinius bonusus, į galbūt netgi jūsų sėkmingą loteriją. Taigi, žodžiu, būtinai norėjau pakalbėti apie kitukus. Dabar dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti, būtinai visi būtiniausiai sukelkit dokumentus. Čia mes turėjom dokumentų kopijas, čia mes turėjom kelias dienas, kai nebuvo įmanoma kelti, jau susikelia puikiausiai dokumentų kopijos, būtiniausiai sukelkite. Būtinai žiūrėkite, kad būtų matomos tos kopijos, kad būtų aiškios nuotraukos, nes jeigu kam neaišku, tai gali paskui turėti problemų. Ir ne tik sukelkite dokumentus, bet būtinai užpildykit adreso skiltį. Tai yra ten, kur po jūsų vieta, kur yra nuotraukai vieta jūsų profilyje, paspausti tą mėlyną klavišiuką ir užpildyti tą visą lentelę, kurią duoda. Ta dalis, kur rašo adres, tai yra apie adresą, visi iki vieno langiukai turi būti užpildyti. Jeigu paliksit nors vieną nepildytą langiuką, sistema priima kaip nepilną adresą ir negali daryti jokių veiksmų su pinigais. Nu, ta prasme, paketą atpirkti galima, bet pavyzdžiui, pervesti pinigus iš vieno balanso į kitą neleidžia. Tiesiog visi langiukai ten turi būti užpildyti, ten, kur reikia rašyti adresas, tai rašot tik tai gatvę, kitam langiuke rašot, tik tai namo numerį, kitam langiuke rašot, tik tai butą. Jeigu buto nėra, padėkit brūkšniuką, toliau rašykit miestą, būtinai kodą įrašykit ir būtinai telefoną irgi ten įrašykit. Žodžiu, parinkit valstybę, parinkit rajoną, visi langiukai turi būti užpildyti būtinai. Nes negalėsit padaryti pinigėlių pervedimų, o pervedimai daromi pakankamai greitai. Žodžiu, būtinai, nes ateis viena graži diena, nežinau kada, mums šito nepasakė ir ko gero dar niekas nežino, kada bus ta diena, bet ateis viena diena, kai paprasčiausiai žiūrėsit reklamas, jeigu nesukėlėt dokumentų, žiūrėsit reklamas ir nekapsės pinigėliai. Arba iš vis užšaldys ofisą ir tie, kurie buvo sukaupti pinigėliai, paprasčiausiai išnyks. Žinom, tikrai žinom, kad be dokumentų nepasiimsit nė cento iš tenai. Negausit jokių pinigėlių iš tenai. Jeigu nėra dokumentų, niekaip negalėsit pasiimti dokumentų, iš tų dokumentų pinigėlių. Vadinasi, žinom šitą, tikrai. Nedelskim, nelaukim, nežaiskim, nes paprasčiausiai gali išnykti, gali užsišaldyti ir išnykti jūsų pinigai. Kam tada jums šito reikia? Tiesiog reikia sukelt, vadinasi, reikia sukelt. Sukeliam kuo greičiau ir rami dūšelė. Tai va, norėjau pasakyti dėl dokumentų. Dabar dar ką noriu pasakyti, tai noriu pasakyti dėl kortelių. Užsisakykit korteles, mūsų Libertakijos ASAP korteles. Todėl, kad iš tikrųjų jos labai naudingos, labai reikalingos ir bus labai reikalingos ir jau dabar reikalingos, vadinasi, jau dabar jas užsisakykite, nes yra žmonių, kurie nesuprasdami sako, ai, čia man už kortelę, tai už kortelę dabar man reikia mokėti, o tai man geriau padarytų pervedimą į banką. Žodžiu, yra vienintelis pinigėlių gavimo būdas, tai yra kortelė. Daugiau pervedimų į banko sąskaitas nėra ir nebus. Nėra kito kelio pinigų nusiėmimo, tik
persivedimas į mūsų ASAP libertacijos ASAP kortelę. Kito kelio nėra, vienintelis, tik šitas. Vadinasi, kortelė būtina visiems. Dabar, žymiai geriau apsimoka negu pervedimas į banką. Jums pasakysiu vieną pavyzdį. Mano gera draugė, mano kolegė, Ispanija, persivedė, čia dar paskutinį mėnesį, kai buvo galima persivesti į banką, persivedė 700, paprašė pervedimo 700, netoli 700. Ir kol pinigai atkeliavo iki jos banko, tai bankuose nusėdo didžiulė dalis, tai yra ji gavo 515. Ir taip su kiekvienu pervedimu, kai pinigai pervedami buvo į banko sąskaitą, pinigai nusėsdavo bankuose. Vadinasi, absurdiškos sumos nusėda bankuose. Kortelėgi, taip, sumokam vieną kartą už kortelę, bet sumokam vieną kartą ir sumokam mažą sumą. Nesvarbu, kad ten turim pačią didžiausią kortelę sumokėti 60 eurų, bet iš tų 60 eurų 30 sugrįžta su kortele. Vadinasi, reali kortelės kaina yra 30 eurų. Tai yra žymiai mažiau, negu jai reikėjo sumokėti už tą pervedimą, negu jai nubyrėjo ten bankuose už pervedimą ir už kiekvieną pervedimą. O čia kortelę sumokam tik vieną kartą. Mums apsimoka žymiai pigiau, maža to bus žymiai greičiau. Žodžiu, vėlgi, noriu pasakyti dabar trupučiuką apie tuos pervedimus į kortelę, bet įspėju, čia neoficialūs duomenys. Vadinasi, jeigu kas nors keis, tai keisis, gali būti, kad nesikeis, gali būti, kad keisis. Jeigu keisis, man nepriekaištaukit, kad pamelavau. Žodžiu, tai, ką dabar pasakysiu, neoficialūs duomenys. Tai yra, kiekvieną mėnesį nuo 1 iki 10 mėnesio dienos bus galima persivesti iš Available į tą Wallet ASAP. Tai yra tas skyrius, kurį, jeigu einat į savo virtualų ofisą, ten to juodoj juostoj kairiai pusėje paspaudžiat Financial. Kai paspaudžiat Financial, atsidaro visas meniu to Financial ir vienas iš tų meniu yra parašyta Wallet ASAP, ASAP Wallet, nežinau, kuris iš tų žodžių pirmesnis. Tai va, čia yra tokia, wallet tai yra piniginė, lietuviškai pasakius. Reiškia, ten yra mūsų ASAP piniginė. Mūsų piniginė, kaip ir mūsų bankiukas mažiukas, ne? Vadinasi, kiekvieno mėnesio nuo 1 iki 10 dienos iš savo Available balanso, tai yra iš savo laisvų pinigų balanso, jūs galite persivesti pinigėlius į tą piniginę, į tą Wallet ASAP. Tie pinigučiai iš Available balanso pervedami į Wallet bus į tą piniginę, bus iš karto. Reiškia, iš savo laisvų pinigų balanso iš karto juos persivedat į piniginę. Dabar, iš piniginės jau galėsit persivesti į savo kortelę bet kada. Jeigu į piniginę iš balanso reikia pervesti nuo 1 iki 10 mėnesio dienos, tai pinigėlius iš tos piniginės, iš to wallet į kortelę galit pervesti bet kada. Bet kurią dieną, bet kada. Tiesiog paėmėt ir persivedėt. Ir iš tos piniginės į kortelę gali trukti pervedimas iki 7 dienų. Ir kai, aišku, kai pinigai jau korteliai, tai jau visi žinom, kaip elgtis su banko kortelė, ar ne? Arba jūs nusiimat bankomate, arba su ta kortelė mokat už produktus, už savo pirkinius ir taip toliau. Žodžiu, kai jau pinigai pakliuvo korteliai, jau visi žinom, kaip reikia elgtis. Taip kad, dar kartą kartoju, iš Available į Wallet, iš Wallet į kortelę. Iš Available į Wallet nuo 1 iki 10 kiekvieno mėnesio dienos, o iš to Wallet į kortelę bet kada. Bet aišku, minimali pervedimo suma. Žinau, kad į kortelę tikrai minimali pervedimo suma $300. Ar iš Available į Wallet
irgi yra ta minimali 300, šito nežinau. Žodžiu, laukiam informacijos, kai duos daugiau informacijos, kai duos oficialią informaciją, būtinai parašysiu grupiai. Viską smulkiai, kiek labiau smulkiau mums viską išaiškins, kiek aš smulkiau jums viską perduosiu, viską parašysiu grupiai. Žodžiu, tai, ką žinojau dabar, pasakiau, tik labai dar kartą prašau, žinokit, kad čia neoficiali informacija, taip kad jeigu kažkoks niuansas keistųsi, tai nekaltinkit manęs, kad sumelavau. Nors gali būti, kad taip ir liks. Na ir paskutinį niuansėlį, kurį noriu paliesti, tai yra paketų atnaujinimai. Aš čia buvau sakius, bet mačiau, kad žmonės klysta, nesupranta ir neskiria. Todėl noriu dar kartą paliesti šitą temelę. Taigi, paketo pirkimas ir paketo atnaujinimas nėra tas pats. Tai yra, kai perkam pirmą kartą paketą, tai perkam kokį norim, pasirenkam patys, arba sukaupiam, pradedam nuo nuliuko, kaupiasi pinigėlį balansę, tada perkam kažkokį paketą, kai sukaupiam, arba galim dėti savo pinigus ir pirktų savo pinigus paketą. Nu, žodžiu, paketas perkamas pirmą kartą. Kai to nupirkto paketo galiojimo laikas, o mes visi žinom, kad visi paketai turi 12 mėnesių galiojimo laiką, kai galiojimo laikas pasibaigia, kai praeina 12 mėnesių, va tada skaitosi paketas atnaujinamas. Ne pirkimas, o atnaujinamas. Kai tada, kai paketas jau išbuvo 12 mėnesių. Tai reiškia, visi žinokit, tam ruoškitės, turit savo datas, žinot, kada juos atnaujinti reikės. Vadinasi, žinot, kada pirkot ir žinot, kada reikės atnaujinti. Vadinasi, paketai atnaujinami ne mažesniu negu turit ir negalima vėluoti nei vieną dieną ir išoriniais pinigais. Tai yra, kaupėt, žinodami iš anksto datas, kada reikia atnaujinti paketą, būtinai persiveskit į pinigėlius iš Available į tą savo wallet, persiveskit, tada jie jau nesiskaitys balanse, tada jau jie nesiskaito vidiniai pinigai ir tada iš tenai atnaujinsit paketą. Tai irgi viena iš sąlygų, kurios reikalauja kompanijos legalumas. Tie patys pinigai, tik juos išsivedat iš balanso ir tada jau tarsi išoriniais nusiperkat paketą. Žinodami savo paketų datas, tam pasiruoškit, kad nebūtų jokių surprizų. Tai nieko sudėtingo, paprasčiausiai žinant, tai paprasčiausiai eilinis žingsniukas, kurį reikia padaryti ir taškas. Nieko ypatingo, nieko sudėtingo. Bet būtina paketą atnaujinti ne mažesniu negu turit, ne vėliau negu tą paskutinę dieną ir ne balanso pinigais, o išoriniais pinigais. Šitas 3 sąlygas būtiniausiai žinokit, iš anksto žinot datas, iš anksto pasiruoškit ir nebus jokių nereikalingų siurprizų. Taigi, manau, kad susakiau viską, ką norėjau šiandien susakyti. Įtariu, kad turit krūvas klausimų. Suvalgiau kaip visada savo valandą, 1 valandą, dabar kokią 1 valandą dar duosiu klausimams.